Sveiki visi, dar kartą susirinkę pasižiūrėti kokios nors StarCraft 2 kovos. Ir šiandien matysime Teranus prieš Protosus. Taigi, pradėsim nuo Protosų. Protosas bus vardu Šipai turbūt, kaip šimpanzė. Ir taip, veikiausiai vyrukas iš platinos, nes jo priešininkas bus linoleumas. O nors nežinau, ar linoleumas platinui sėdė. Na, neįsusitikinęs, bet kuriuo atveju. Ir taip, linoleumas bus mėlynasis teranas. Ir tai žiūrėsim, kas čia kaip bus. Teranai prieš protosus, pėstininkai prieš galvakojus. Ir jo, lauksim, kas kaip atsitiks, įvyks ir taip toliau. Taigi, pasistatė linoleumas savo, kaip šitas daiktas vadinasi, saugyklą, yes. Ir dabar statosi baraką. Viskas normalu. Dabar matysim vartus. Ir štai pirmieji vartai mūsų šipai, geras vardas, šipai, net neįsivaizduoju. Ir taip, veikiausiai, kaip ir sakiau, linoleumas eis pėstininkais ir maradieriais, nes tai faktiškai turbūt vienintelė taktika prieš protosus. Na gal ne vienintelė, bet pati tokia pačiausia. Ir o šipajus, tai aš neįsivaizduoju, ką jis darys iš tikrųjų. Na, tikėkime, ką nors gerą sugalvos. Ir sunku kažką dabar pasakyti. Slepiasi kažkodėl šitas darbininkas linoleumo. Neaišku, gal bandys išsiplėst, kas ten tokia. Ten buvo barakas, tipo antrą baraką pasistato ir bandys labai agresyviai linoleumas čia viską daryti, bet tiesa šipas. Ne, pakeitė kryptį. Pačią paskutinę akimirką pakeitė kryptį. Jeigu jis būtų palikęs, jis tiesiog norėjo išgelbėti, kad nemirtų šitas darbininkas. Jeigu jis būtų palikęs prieš tai, kryptį, kurią buvo nurodęs, jinai buvo kažkaip pačiavo nurodyta, kad tik. Bet dėja, jis tas krypties neišlaikė. Ir taip, žiūrėsim, kas čia bus. Darbininkas čia eina į kraštelį slėptis kažkodėl tais. Ir protosų darbininkas tai aptiks, matyt bijos, kad kokius barakus. Linoleumas šiaip užgręs šitą šipajų. Ne, neužgręžė. O čia geras žudikas. Va šitas tai darbininkas yra visiškas žudikas. Čia buvo įspūdinga. Ir taip, žiūrėsim, kas dabar bus. Vadavietė. Ir nežinau, matyt bandė linoleumas paslėpti šitą baraką, bet galbūt bijojo, kad jis šipas jį kaip ir pamatė, tai dabar iš karto statosi vadavietę ir na nežinau, žiūrėsim, kas čia bus. Taip, matom, fanatikas pasiėmė bokštą. Pėstininkas čia ieško kažkokių labai gerom trajektorijom išpaišyta viskas čia. Ir na, jeigu kas StarCraft Masterį esat lošę, tai žinot, kad fanatikas, tai yra pėstininkas, gali nužudyti vieną fanatiką tik tai su Steamu, nes kitaip na, tiesiog nebus pajėgus užmušti jo. Ir štai matom, pastiprinimas bėga kerštaut. Fanatikas iškart deda į kojas, nes žino, kad 3 pėstininkų tikrai nenužudys, o ypač dar jeigu maradierius juos lydi. Ir čia vienas darbininkas žūva, kaip ir turi būti viskas iš principo. Štai matom, mažasis smogikų būrys keliauja žudyti. Ir kol kas tik tais vienas fanatikas yra. Ir 2 sargybiniai pas šipiai. Ir šipis čia pasiaukoja, o tiesa šipis norėjo išsiplėst. Ir netgi jis jau galėtų netgi 2 Nexusus pasistatyti, tiesą pasakius, bet nu čia protose toks žaidimas.
pakaupė mineralų, resursų, visą kitą, kad galėtų pasidaryti kariuomenės ir dabar galės išsiplėsti. Aišku, šitie dabar pėstininkai neatsitrauks, bet tai neverta čia aukotis. Iš tikrųjų, pats ir linoleumas plečiasi, taip sakant. Tiesa, dar turbūt nepakylo jo. Štai jau kaip tik ir pakylo komandinis centras. Vadavietė, taip sakant. Ir taip, dar vieni ir barakai. Na, kaip ir sakiau. Pėstininkai ir maradieriai. Ir kaip ir nieko čia neįtikėtina nebus. Ir štai matom persikėtojai prieš su sargybiniais prieš juos. Bandys, aišku, pašaudyti, nes jų nuotolis šaudimo, man atrodo, yra čia turbūt didžiausias. Aš nežinau, koks maradierių šaudimo nuotolis, reikia patikrinti. 6, na, maradieriai tik tais 2, tai dėl to galbūt ir nenori linoleumas kovoti. Bet žiūrėsim, kas čia bus. Ir taip, jėgos laukas, kuris, netgi 2 jėgos laukiai, kurie neleidžia remontuoti bunkerio ir bunkeris savo ruoštų sudega ir žiauriai pas man čia viskas garsiai groja. Tuoj mes padarysim, pauzelę, pačiu įtamčiausiu momentu, taip turi būti viskas, taip, sound, ir taip labai mažai, accept, return to game. Ir play. Ir taigi antrasis barakas, antrasis bunkeris irgi žus, tai yra sprogs, nesprogs, pataisiai darbininkai visgi. Ir atsitraukia mūsų šipas. Ir taip, pažiūrėkim, Ctrl A, darbininkų turi daugiau šipas ir kariuomenė turi didesnės šipas. Tai kol kas kažkaip liūdnai atrodo reikalai linoleumui. Ir, kiek darbininkų? Nu taip. Tai kol kas kaip ir, na tiesa, mūlų dėka viršė dvigubai įplaukos pas linoleumą. Ir matom, šipas nenori atlyžti ir toliau nori spausti į linoleumo vartus, taip sakant. Linoleumas pasistatė antrą bunkerį, kuris buvo sunaikintas. Ir taip, žiūrėkim, kas čia vyksta, daugiau nieko nevyksta. Ir matom, jėgos laukų nematom, matom tik tais vieną skydą, bet tai skydas labai iš tikrųjų gerai apsaugo. Aš taip pasižiūrėjau, kad, na štai vienas persikėtojas labai nukentėjęs, bet vienas fanatikas vienas persikėtojas prieš 2 bunkerius, čia tai geras, turėčiau pasakyti, geras. Ir kas čia? Gamykla. O gamykla bus skirta, galbūt po gamyklos eis žvaigždžių, ne žvaigždžių, o orlaivių gamykla. Ir tada linoleumas bandys numetimo taktikom visokiom išviliot tą šipajų iš savo bazės. Ir, na, žiūrėsim, vėl matom, bunkeriai yra puolami, darbininkai kviečiami į remontą ir rampa yra užblokuota, kad jokie pėstininkai neateitų, nors tas pasakius, pėstininkai ir nuo rampos galėtų pašaudyti. Bunkeris, matyt, jis šiaip turėjo griūt, bet matyt, šipajus įvertino situaciją, kad jis jau praranda savo pajėgas. Nusprendė atlyžti šiek tiek, bet tik šiek tiek. Ir matom štai, fanatikų greitis bus vystomas, darbininkai kasa viską, inkom, taip. Dabar jau viršė įplaukom šipajus pirmauja, bet linoleumas vėl numeta mulą ir pagrindiniai bazė ten beveik nieko nėra nekasama, štai, kaip ir sakiau. Orlaivių gamykla ir bunkeris tuščias, armija per didelė, reiktų šiaip daugiau maradierių ar ko nors. Nu jo, šiaip, kai ateis madivakai, oho, kaip drąsiai, linoleumas paaukoja, nes, iš kur jis žinai. Jo, labai drąsiai, iš tikrųjų, linoleumas čia dabar daro, paaukojo bunkerį ir, nežinau, kuri čia armija dabar stipresnė. Visgi aš dar kol kas statyčiau, na gerai, su šito maradierium, tai sakyčiau, dabar jau linoleumas tvarkoja. Ir taip, laukiam puolą, mūsų šipajus vėl agresyviai daro, bet už tos agresijos faktiškai nieko neslypi. Ir absoliučiai nieko iš tikrųjų.
darbininkai dabar yra daromi. Štai Šipajus ir daro klaidą. Matom, vienam Nexus'e yra 5 netgi darbininkai eilėje gaminami, o kitam tik tai, o kitas Nexus visai nieko negamina, tai jis lėtina pats save, kas yra labai blogai. Ir matom, linoleumas čia atlaiko šito puolimą ir jį tiesiog sunaikina, o Šipajus jėgos laukai faktiškai nieko gero nepadaro jam. Ir dabar yra priverstas Šipajus trauktis, galėtų bent ant bokšto vieną palikti jau šitą persekiotoją, kad bent žinotų, kas vyksta, ar eina kas nors jo kryptim. Na, jo kryptim iš tikrųjų eina marodieriai. Ir taip, kaip ir sakau, tik dabar pradėjo dėti papildomus vartus Šipajus. Ir iš tikrųjų, jis ir toliau negamina iš šito Nexus'o darbininkus, tik šitam Nexus'e gamina darbininkus, kas yra žiauriai iš tikrųjų blogai. Ir, na, tiesiog Šipajus pats aukoja kišą šitai, kaip ir galima sakyti, pergaliai. Arba galimai pergaliai. Ir čia uolos vis dar yra ant aukso. Čia uolos vis dar yra irgi. Ir tai jau šitą armiją visai nebloga. Nors iš tikrųjų, jeigu bus geri jėgos laukai ir sugebės per pusę išskaldyti, velniai čia žino, iš tikrųjų, daugoko čia marodierių. Ir žiūrėsim, štai fanatikai žūsta, kas yra blogai, nes fanatikai yra tarsi buferis tarp persekiotojų ir sargybinių. Ir štai matom, numetimai prasidėjo linoleumo. Ir dabar bus priverstas arba visą armiją siųsti, arba skaldyti savo armiją. Matom, patobulinimas +1 ginklams yra sustabdytas. Ir taip, aukštumoje esantis 3-4 marodieriai naikins viską, kas yra žemumoje. Kad ir kaip tai būtų keista. Ir štai matom, vienas fanatikas atsilikęs žūsta. Čia dabar eis linoleumas pažudyti šiek tiek darbininkų, tiesa, marodieriai tam turbūt netinkamiausias daiktas, geriausiai būtų pėstininkai, bet ir galėjau pasiimti linoleumai tą marodierių vargšą. Jis ten iš jo tik balutė teliko, gal ir galėjai ir neimti visgi. Žuvo tas numetimo laivas, tai yra orlaivis, tai yra medivakas. Ir taip, galėtum su marodieriais grįžti uolas pašaudyti, nebent taip, matai, kad išeina iš savo urvo Šipas, jis jaučiasi gerai, sunaikino medivaką, sunaikino marodierius ir iš tikrųjų pastimino truputėlį galbūt per anksti mūsų linoleumas ir pažiūrėsim, kam čia viskas baigsis. Štai dar reikia pastiminti truputėlį. Du medivakai bimbinėja, nieko nedaro. Galėtum paskrist pagydyti šitos vyrukus. Ir vienas pėstininkas, nu, iki metų pabaigos, manau, tikrai suskaldys šitą olą su savo mažyčiu automatuku. Ir toliau Šipajus agresyviai žaidžia, bet tiesą pasakius, ta jo agresija visiškai kaip ir neturi kaip čia, kur sekti, ta prasme. Nu ir kas iš to, kad jis dabar spaudžia vien tik tais vartais, tais savo linoleumas, dabar stengiasi išsiplės, stengiasi darbininkų prisigaminti ir toliau gaminasi gamyklas. Ir kaip ir viskas normaliai, čia Šipajus su savo mažytę armiją, jis tiesiog puldamas, jis kiekvieną kartą pralaimi. Pralaimi daugiau resursų ir jis tiesiog, nu, pats savai bankrotą veda, kai to nereikia iš tikrųjų. Kai kada reikia pult, bet ne tiek, kiek dabar jisai puola. Ir štai matom, su medivakais linoleumas yra šiek tiek ženkliai sunkiau nugalimas. Ir keturi medivakai turėtų dabar nešti jau kudašių, turi šiek tiek tokią armiją, taip turi, manyčiau bus tvarkoje linoleumas. Ir stengiasi sunaikinti šitą kaupiamąjį kristalą, jam tai pavyksta. Stimas pastiminti, štai ką čia gamykla daro, laukia matyti savo eilės paskristi. Ir o dieve, linoleumas visą laiką išrinko praščiausią momentą pašaudyti jo las, tada kai jį puola. Na, iš tikrųjų, atsilaikė, viskas gerai. Oi, kur tu nesiūsk Šipai? Ai, Jolas, gerai, viskas normaliai. Jeigu jis būtų siuntęs šitas į priekį, jau čia būtų šiek tiek per daug, taip sakant, per daug. Ir nežinau, ar šitą kaupiamąjį kristalą pamatė, matyt pamatė.
Linoleumas sunaikins jį ir... Tamplierius matysim. Na štai, pagaliau pradėjo kažką mąstyti į ateitį mūsų šipajus. Ir... Jo, iš tikrųjų šitą armiją, netgi jeigu dabar nuspręstų užpult Linoleumas, šitą armiją tiesiog išnyktų akyse, net nesvarbu, kad čia yra du sargybiniai. Nes fanatikai yra fanatikai, iš tikrųjų jie tik tais gali iš arti žudyti žmonės, tai taip sakant. Ir opesnikai ir maradieriai turi automatus ir visokius pabūklus, tos granatsvaidžius ir visą kitą. Aš net nežinau, kuo jie ten ginkluoti, tie maradieriai. Bet jo, na iš tikrųjų, matyt, veikiausiai dabar ir bus tas lemiamas puolimas, kuris užbaigs visus. Keturi archonai, gerai, gerai. Archonai jau geriau, iš tikrųjų, jie labai yra mėsingi, taip sakant, kiekvienas po 360 gyvybės taškų ir, na, tiesą pasakius, dabar šitą armiją, jeigu labai būtų geri jėgos laukai, iš tikrųjų galėtų padaryti Linoleumą labai nelaimingu. Bet taip, matom, Linoleumas puola auksinį plėtinį, čia matom vienas numetimo laivas, medivakas skrenda ir šipas grįžta į savo bazę, nes mato, kad bus labai kažkas negerai. Linoleumas pamato, kas dedasi, iš karto vieną archoną nužudo, sufokusuoja visą ugnį į jį ir taip stengiasi gražiai atsitraukti ir pult bei šaudyti, bet matom, praranda tikrai daug Linoleumas savo armijos. Iš tikrųjų, ir šipais neturėjo daug, turėjo 4 archonus ir grupelę tų fanatikų. Ir ką jis turi? Jis turi 3 archonus ir vis dar tokią mažytę grupelę fanatikų. Čia aišku, šipajus padarė klaidą, nes Linoleumas pasislėpė už šitos duobės ir turėjo visi priešai aplink apeit, kad šaudyti į Linoleumą. Linoleumas to pasinaudoja, aišku, kas yra tikrai gerai. Bet tačiau Linoleumo pastiprinimas yra tiesiog neįtikėtino dydžio ir iš tikrųjų dabar žus visa šipajaus armija ir taip, GG well played, iš tikrųjų labai stengiasi agresyviai šipajus sulož, bet šiek tiek per daug agresijos ir truputėlį per mažai skyrė dėmesio ekonomikai, kaip ir sakiau, darė ant šito Nexus'o 5 darbininkus eilėje stovėjo, o šitas Nexus'as absoliučiai nieko nedarė. Tai yra, turėjo 2 Nexus'us ir tiesiog tik vieną iš jų naudojo žmogautojai. Kaip ir taip, teisingai padarė, kad išgagagino. Ir taip, tai pažiūrėsim, kas čia per vaizdeliai. Mes turim skrendančias raketos ir archonas stovintis vienas prieš visą armiją. Ir jis turi 15 gyvybės taškų. Taip, gera kova, gera kova.